Jeigu vakar papasakau jums, ko neimti 9 mėnesių šaukimą, tai šiandien papasakosiu, ką būtinai pasiimti. Čia vėl mano naujas limuzinas. Užsakykit vestuvės, išleistuvės, laidotuvėm daug vietos. Koinės, dar kartą koinės, visada kariuomeniai reikia turėti koinių. O kariuomenės išduodamos koinės yra apgailėtinos, tai jeigu norite išlaikyti kojas ir pėdas sveikas, medvilninės koinės yra kelias į tai. Šlapios servetėlės ir ausų krapštukai. Tai ne tiek, kad jūsų pačių higienai, bet jūsų ginklo higienai, išvalyti visus G taškus ir panašiai, labai pravers. Veido dažai. Daug kas nesutiks, bet man labai pasiteisino šitie. Šiaip atrodo kaip Vokietijos biškis spalva. Kodėl man Vokietijos? Aš toks daltonikas, kad man čia Vokietijos vėliava. Šitų 5 eurų dažų man užteko visiems 9 mėnesiams, dar pažiūrėkit, kiek liko. Ir jie yra geresni negu tos, kuriuos išduoda kariuomenė. Šituos dažus mažiau nuplauna prakaitas, tai mažiau reikia papildomai tepliotis. O grįžti su kuopa lengviau nusiplauna su muilu. Lema, tu nemanai, kad už tokią rekomendaciją beveik turėčiau turėti savo affiliate linką Aici? Blema, tikrai. Labai čia nesinori stumti ant to, ką išduoda kariuomenė, bet būtinai pasimkit sportbačius. Taupykit kojas ir gerinkit savo fizo rezultatus su savo sportbačiais, o ne tom klumpėm. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Užlipu tik tam, kad vėliau nulipt.